Sveiki atvykę į Sauga 365 akademiją. Šiame epizode sužinosite, kaip valdyti darbuotojų priemonių prašymus. Priklausomai nuo organizacijos darbo tvarkos, prašymus galima valdyti kaip komandų lygyje, taip ir centralizuotai organizacijos lygyje. Organizacijoms iki 200 darbuotojų priemonės gali būti valdomos centralizuotai. Didesnėms organizacijoms rekomenduojama deleguoti prašymų valdymą komandų vadovams. Kiekvienas darbuotojas gali pateikti priemonės priskyrimo prašymą. Priklausomai nuo darbo tvarkos, galima suteikti galimybę tiesioginiams vadovams pildyti prašymus savo pavaldinių vardu ir tvirtinti jų savarankiškai užpildytus prašymus. Rekomenduojama suteikti vadovams galimybę pildyti prašymus darbuotojo vardu tokiais atvejais, kai darbuotojo kompiuterinis raštingumas nepakankamas. Organizacijos gali numatyti tvarką, kurioje priemonių valdymo atsakomybės priklauso nuo darbuotojų priskirtos priemonės vertės. Didelės vertės priemonės gali būti valdomos centralizuotai. Mažos vertės priemonių valdymas deleguojamas komandų vadovams. Prašymai gali turėti šias būsenas. Pateiktas. Prašymas pateiktas ir dar nepradėtas nagrinėti. Nagrinėjamas. Prašymas buvo bent kartą peržiūrėtas komandos vadovo arba priemonių valdymo vadovo. Nagrinėjamų prašymų būseną galima grąžinti į pateiktą. Atmestas. Prašymas buvo išnagrinėtas ir atmestas. Atmestų prašymų būsenos negalima pakeisti. Patvirtintas. Prašymas buvo patvirtintas ir buvo priskirta prašoma priemonė. Norėdami valdyti savo komandos darbuotojų priemonių prašymus, pasirinkite komandos valdymo modulį. Modulyje pasirinkite skiltį Priemonės ir skirtuką Mano komandos prašymai. Čia matysite prašymus, kuriuos pateikė komandos darbuotojai ir prašymus, kuriuos pateikėte jūs darbuotojo vardu. Norėdami sukurti naują prašymą, paspauskite mygtuką Naujas priemonės prašymas. Pasirinkite darbuotoją, užsakomą priemonę, prašomą priemonės kiekį ir nurodykite prašymo priežastį. Jeigu esate prašymo autorius, galite pakeisti prašymą arba jį atšaukti. Pakeisti ar atšaukti prašymą galima tik tuo atveju, jeigu jis dar nepradėtas nagrinėti. Norėdami patvirtinti pateiktą prašymą, spragtelėkite prašymo įrašą ir paspauskite mygtuką Patvirtinti. Pasirinkite tvirtinamą kiekį, priskyrimo parametrus ir spauskite Patvirtinti. Prašymas bus patvirtintas ir nurodytas priemonės kiekis bus priskirtas. Norėdami ne tik priskirti prašomą priemonę, bet kartu ir ją išduoti, spragtelėkite prašymo įrašą ir paspauskite mygtuką Patvirtinti ir išduoti. Be priskiriamo kiekio galėsite nurodyti ir išduodamą kiekį. Išdavimą patvirtinkite pažangiuoju parašu. Norėdami atmesti pateiktą prašymą, spragtelėkite prašymo įrašą ir paspauskite mygtuką Atmesti. Esant poreikiui, papildomai galite nurodyti atmetimo priežastį. Kilus klausimams dėl Sauga 365 naudojimo, kreipkitės į savo organizacijos darbo saugos specialistus.